Iš karto po registracijos portale lietuva2.lt jūs būsite pakviesti deklaruoti, kad čia atėjote kurti, o ne stabdyti kitų bendruomenės narių iniciatyvas. Sutikę su šiomis sąlygomis jūs patenkate į kategorijų pasirinkimo langą. Kategorijos yra lietuva2.0 kaip socialinio tinklo pagrindas. Nuo šio pasirinkimo priklausys, koks turinys jums bus rodomas kaip aktualus. Lietuva2.0 bendruomenės narius jungia ne asmeninės pažintys, o domėjimusi sritis ir jiems aktualios temos, todėl šis pasirinkimas yra itin svarbus. Sakykim, kad man aktualiausios yra tik šios 3 kategorijos, aš jas ir pasirenku. Jau kitame lange galime pastebėti, kokios įtakos mano kategorijų pasirinkimas turi mano veiklai portale. Visuose sąrašuose man pirmiausia yra rodomi tik įrašai patenkantis į šias kategorijas. Šį pasirinkimą be abejo galima bet kada pakeisti, arba tik tam kartui, arba išsaugoti visam laikui. Taip pat galima atrinkti ir visus įrašus patenkančius tik į vieną konkrečią kategoriją. Pirmiausia, ką turiu padaryti, kad susidraugaučiau su portalu, vienaip ar kitaip pažymėti įrašus, kurie man yra aktualūs. Tai galima padaryti palaikant vieną iš siūlomų problemos sprendimo būdų, pateikiant savo arba palaikant kitų pateiktus komentarus, arba bet kaip kitaip prisidedant prie temos vystymo. Siūlomus sprendimus peržiūrėti ir palaikyti galime ir neišeidami iš jų sąrašo. Sekdami naujo naudotojo vedlio siūlomais žingsniais patenkame į balsavimų sąrašą, o tada ir į konkretų balsavimą. Su juo susijusias naujienas lygiai taip pat galime užsisakyti vienaip ar kitaip prie jo prisidėdami. Pastebėję, kad pradėjome gauti neaktualios informacijos, prenumeratos galime bet kada atsisakyti. Dar neturėdamas nuomonės konkrečių klausimų, galiu užsisakyti naujienas, o savo nuomonę pareikšti vėliau, kai įsigilinsiu į vienos ir kitos pusės argumentus. Atlikus šiuos veiksmus, mano pagrindinis darbo langas tampa veikalapis. Šis langas automatiškai pildosi informaciją apie visus man aktualius įvykius. Atsirado naujų argumentų apie mane dominančius įrašus. Kažkas komentavo mano pateiktus argumentus ar palaikė mano komentarus. Atsirado naujų įrašų, patenkančių į mano pasirinktas kategorijas. Visą mane dominančią informaciją rasiu šiame lange ir čia pat galėsiu į tai reaguoti. Palaikyti pasisakymus, komentuoti argumentus, palaikyti komentarus ir panašiai. Lietuva2.0 yra suprojektuota taip, kad vieną kartą deklaravę savo domėjimosi sritis galėtumėte nepraleisti jūs dominančios informacijos laikydami atidarytą vienintelį langą. Rekomenduojame veikalapį įtraukti prie jūsų naršyklės pradinių puslapių. Tuomet galėsite maksimaliai prisidėti prie tikrosios demokratijos kūrimo Lietuvoje.